Net nežinau, kaip teisingiau sveikintis, galbūt reikėtų sakyti labas rytas, galbūt laba diena. Bet kuriuo atveju sveiki visi, kurie stebite šią futbolo TV transliaciją. Mes esame čia, Gargžduose, Gargždų miesto stadione, kur šiandien ankstyvos rungtynės ir savotiškai baigsis. Čia 23 A lygos varžybų turas, baigsis jis rungtynėmis tarp Gargždų Bangos ir Pakruojo Kruojos. Na, komandos, kurios šiuo metu išgyvena absoliučiai skirtingus ir net nepalyginamus laikus. Na, o čia Kruojos kampinis pirmasis šiose rungtynėse ir Adanfakas Abubakras vos neliečia kamulio galvą. Sakras prisijungęs prie puolimo ir tai žaidėjas, kuris įmušė praėjusiame ture vieną įvartį. Mačiulio smūgis ir į vartų plotą pataikė nauja istorija. Stioška. Labai gerai pakeltas standartas ir virš vartų smūgis, bet puikiai baigsis dabar. Įžaidinėjamas kamuolys. Mačiulis arčiau vartų ir ten vartininkas reaguoja. Busvaitis atgal ir perdavimas į kertančiam žmogui. Į priekį jau čia bus pavojinga, ten yra Ševčiukas. Smūgis rikošetas ir puikiai. Visai neblogai rungtynių pradžioje atrodo, arčiau vartų siunčiamas kamuolys, sumaištys Kruojos gynyboje. O čia šansas Gargždų komandai, Zagurskas ir toliau. Labai neblogai šiandien rungtyniauja. Bandymas permesti kamuolį per vartininką, neblogas. Ir vėlgi standartas, pavojinga situacija ir kiek nedaug trūksta. Kamuolį gauna neblogą šansą, gauna kamuolį dar kartą atgal iš Beniušio. Mačiulis virš vartų, Nerijus Mačiulis šauna, antrasis be jokios abejonės prie kamuolio spėjama į baudos aikštelę ir ten ką, Kruoja apsigina Zagurskas. Zagurskas smūgis pataiko į Martyną Matuzą. Kamuolys greitai prarandamas, tiesa, vakar reiškia kovoti iki galo. Smūgis virš vartų kairę koją. Matysime kampinį smūgus, visai pirmas kėlinys. Įdomu futbolama. Epifanovas Zagurskui šios smūgis ir pasipainėja dabar jo kelyje varžovas. Mesnės distancijos, čia Mačiulio perdavimas. Baudos aikštelėje kamuolys ir Bangai pavyksta apsiginti. Smūgis! Nepavyksta pataikyti į vartų plotą. Sutviresnis šiek tiek futbolas, sakyčiau, daugiau erdvių. Čia ką? Nespėja prie kamulio vis tik Kruoja žaidėjai, paskui spėja dar ir Martynas Matuzas, spūdingai žaisti kulniuku ir išvesti prieš vartininką Bičkį, trūksta tikslumo, čia Ševčiukas ir Matuzas. Įspūdinga, pavyksta Jankauskas į vidurį, Nerijus Mačiulis, Veževičius prieš vartininką ir neįmuša 100% progą, kurią turi Pakruojo Kruoja. Arlauskis laimi šio oro dvikovą. Labai gerai kraštą Klaudijui Upstui. Bangos išpuolis Upstas, arčiau vartų. Zagurskas ir blokuojamas jos smūgis paskutinė akimirka, dar kartą šauna Banga. Arčiau vartų siunčiamas kamuolys, Matusas be priekaištų vėl. Jo perdavimas Zagursko link, Banga ir toliau su kamuoliu, smūgis iš aštraus kampo. Čia 86 minutė po truputį artėja. Smūgis iš toli, įvartis tragiškas ir juokingas vartininko žaidimas. Ir 1-0. Praktiškai antras Kruojos smūgis į vartų plotą šiose rungtynėse ir grubiai klysta Šarūnas Jurevičius 83 minutė. Na, negali žaisti taip vartininkas. Ir 1-0. Taip, šlapias kamuolys, bet tai nepasiteisinimas. Tokius smūgius privalai atremti. Ir žiūrovai juokiasi tribūnose. 83 minutė, Kruojai pavyksta pasiūsuojama rungtynių pabaiga. Sveikinimai Kruojai, Aivaras Bagočius išplėšė pergalę 1-0, o rungtynės jums padės komentuoti aš, Futbolo TV komentatorius Paulius Jakelis. Sakau, iki.